Tai treneri, koks būtų jūsų bendras komentaras apie rungtynės? Visai kitas nusiteikimas komandos, gerai pradėjom rungtynės ir jautėsi, kad komanda visai atėjo į areną visai kitaip, su kitais lūkesčiais ir pavyko mums tvarkyti su gynyba pirmus 2 kėlinius, trečiam kėliny gynyboje pridarėm keletą vaikiškų klaidų ir tas nusprendė rungtynės. Bet iš esmės tai komanda žaidė dvigubai geriau nei trigubai nei vakar ir kūrė momentų daug daugiau, progų neišnaudojom, kur vakar visai jų neturėjom, šias rungtynes turėjom jų labai daug, galėjo būti rezultatas visai kitoks į mūsų naudą, bet gynyboje reikia žaisti daug atsakingiau. Ir šį savaitgalį prie komandos prisijungė Ronald Dvonč, ar koks jūsų vertinimas, kiek laiko jis praleido su komanda ir kaip jam sekėsi įsilieti? Tai jis atvyko tik tai pirmą dieną, tai yra atvyko vakar, iš karto ryte tai buvo sunku jam, nes kėlėsi labai anksti skrydis, bet šiandien parodė tai, ką jis gali ir mes džiaugiamės jį turėdami. Tikrai geras puolėjas, tos pozicijos, kurios mums reikėjo, žaisti daugumoje ir būti aštrus prie vartų, toks tai yra. O kaip manot, komandos žaidimas po truputį gerėja ir galbūt ketvirtadienį laukia labai sunkios varžybos, bet manot, gal su fanų pagalba, su vis gerėjančiu žaidimu įmanoma įkasti Mogo? Mogo labai stipri, bet su Ziemgalė žaidėmės puikiai, tikrai, ir komanda buvo patenkinta, nors rezultatas rodo ir netoksai, bet tikrai. O vakar to nepavyko padaryti, šiandien buvo visai kitaip nei vakar, bet neišnaudojom progų. Ir sakau, kad vaikiškos klaidos gynybai pasikartosiu, jos labai skaudžiai muša. Ačiū.